Taip, sveikos mano mielos moteris. Šiandien bus kalba tik tai tarp mūsų mergaičių, moteriškom temom. Tai kad jeigu mane dabar netyčia įsijungia kokie vyrukai, tai jūs, draugai, galite ramę sąžinę persijungti kitą kanalą, nes visa ta informacija bus skirta tik tai moteriams, vyrams jinai netinka. Tema šiandien bus tokia: 12 įpročių, kurių mes turėtumėm atsikratyti, kuriant laimingus santykius. Raktinis žodis pats svarbiausias čia yra žodis kurti, nes santykiai yra tiesioginė prasme kuriami. Jeigu daug kas mano, kad santykiai tai yra kažkoks tai toks sėkmės dalykas, kaip loterija, galima išlošti laimingus santykius arba galima gauti kažkokius nelaimingus santykius, tai yra netiesa, tai yra didelė klaida taip manyti, nes santykius tikrai galima ir reikia juos kurti, yra tam tikros taisyklės, pagal kurias galima kurti laimingus santykius. Ir jeigu jūs jų nežinote, tai aš jums visą tai čia, dėl to čia ir sėdžiu, kad jums visą tai papasakočiau. Taigi, kūriam tuos santykius. Savaime jie chaotiškai nesusikurs. Savaime jie neatsiranda iš oro. Juos reikia kurti. 12 įpročių, kurių reikia atsisakyti. Šiandien mes turbūt išnagrinėsim tik pirmą, nes tema labai plati ir judėsime po truputį, neskubėdamas, kad viską galėtumėm aptarti labai plačiai. Taigi, pirmas įprotis skamba taip: nekentėti, netoleruoti tai, kas jums nepatinka santykiuose, jums netinka ir aplamai jūs manote, kad tokių dalykų jūsų gyvenime neturėtų būti. Kalbant apie tai, kad nekentėti, čia aš neturiu omeny, kad kažko buitinio, pavyzdžiui, jūs nemėgstate plauti indų ir dabar pamanysite, kad ir nereikia jų plauti, aš jų nekentėsiu. Iš tikrųjų, ne, čia yra tiesiog buitinis dalykas, tie indai kažką ten plauti arba pirkti arba dirbti. Ne, dabar mes kalbam apie santykius, apie tai, kaip vyras bendrauja su moterim ir moteris bendrauja su vyru, apie bendravimą eina kalba. Tai bendraujant, ar yra tokių dalykų, kai jūsų vyras kažką jums sako, kritikuoja, žemina, kažkaip tai vertina jūs netinkamai, kad jums tai yra žiauriai nemalonu, kažką pasisako apie jūs. O jūs nežinote, ką su tuo daryti, kaip jam pasakyti, kad jis suprastų. Arba jūs sakote, o jisai nepaiso to. Žodžiu, čia daug yra niuansų. Ir pradėsime nuo pačio tokio jau populiariausio, kad moteris aplamai nemoka pasakyti vyrui apie tai, kad jai kažkas nepatinka, nes moteris turi tokių telepatinių gabumų, kad moteris aplamai gali suprasti žmogų vien tik iš veido išraiškos, iš akių, iš žvilgsnio, iš intonacijos, kaip jisai kalba. Aplamai jis gali tiesiog sėdėti ir nieko nedaryti ir aplink jį bus kažkokia tai atmosfera, pagal kurią moteris jau supras, kad jau kažkas atsitiko. Moteris turi tokių ekstrasensorinių gabumų, kad jos gali skaityti be žodžių, gali suprasti. Ir moteris sprendžia pagal save, galvoja, kad jeigu jos taip moka, tai ir vyras irgi taip mokės. Ir labai stipriai klysta, nes vyrai kaip tik tokių gabumų neturi. Ir kai mes bandom pasakyti užuominom, kažką aplinkui ten užsiminti, pabandyti jam pasakyti, vyras nesupranta. Vyrai užuominų dėja nesupranta, mergaitės. Užsirašykite savo kur nors didelėm raidėm ant popieriaus. Vyrai užuominų nesupranta.
su vyru reikia kalbėti tiesiai šviesiai, kaip yra. Vat kaip jums nepatinka, taip ir sakykite, man va tas. Viską išvardina tiesiai šviesiai. Tas ir tas man nepatinka, kai tu taip darai, kai tu taip sakai, ar tu taip elgiesi, man tai nepatinka, aš to nenoriu turėti savam gyvenime, tu mane darai nelaimingą. Tai jūs turite tiesiai šviesiai tiesiog garsiai apie tai pasakyti. Ir jums vyrai bus tik tai dėkingi. Jie tik tai jums ačiū pasakys, kad jūs tiesiai šviesiai sakote, nes jie pavargsta pastoviai bandyti šifruoti va tas jūsų myslės. Moteris kalba myslėjim labai dažnai, užuominom. Ir vyrai pavargsta bandyti suprasti, ką jinai ten turėjo omeny, ką norėjo pasakyti. Aplamai moteris gali nieko nesakyti. Jinai gali tylėti, jinai gali užpykti ir tylėti, o vyras taip ir nesupras, dėl ko jinai tylėjo. Nėra prasmės tylėti, nėra prasmės žaisti tų žaidimų, nes vyras vis tiek nesupras ir jūs galvosite, kad jis kaltas. Iš tikrųjų, jeigu jūs jam tiesiai šviesiai pasakysite, jūs greičiau išspręsite tą situaciją, negu jeigu jūs tylėsite arba ten bandysite užsiminti, ar kad jūs lauksite, kol jis pats supras. Nesulauksite. Tiesiai šviesiai sakom, kaip yra. Tai va, pagrindinė priežastis, mes tikimės, kad jisai pats supras. Nesitikėkite, nesupras. Kitas dalykas, kad mes bijome, kad jisai užpyks, kad jisai pradės apie mus kažkaip kitaip galvoti, kad mes jam nebepatiksim, jeigu mes pasakysim, kad mes to nemėgstame kažko. Tokiu atveju jūs pasmerkta kentėti visą laiką, kiek jūs bendrausite, tiek kentėsite. O kenčiant, jūs darotės nelaiminga ir vyras tą matys ir niekaip negalės suprasti, kodėl ta moteris nelaiminga, atrodo viskas gerai, nieko jinai nesako, tai kame reikalas. Aplamai, jeigu jūs paklaustumėt išsiskyrusių vyrų, dėl ko išsiskyrė, pusė jų sako, nežinau. Jūs galite įsivaizduoti, vyras, moteris, kuri ilgą laiką kentėjo, sakė, jis to nesuprato. Jai trūko kantrybė, jinai nusprendė išsiskirti. Ir tada vyrui būna surprizas. Kaip? Nesupratau, kodėl. Jis taip ir nesupranta, kodėl moteris nusprendė išsiskirti. Nes jinai visą kelią kentėjo, tylėjo arba bandė pasakyti kažkaip taip, kad jis taip ir nesuprato. Ir galų gale rezultatas toks skyrybos, o vyras nesuprato dėl ko. Labai dažnas reiškinys. Taigi, kalbam tiesiai šviesiai, kad vyrai tai suprastų. Kalbame vyrų kalba, o vyrų kalba yra konkreti. Konkrečiais žodžiais, taip kaip yra, taip ir sakome, be jokių užuominų. Kitas dalykas, kai jūs kalbate apie tai, kad jums kažkas nepatinka, nepriimtina, jūs su tuo nesutinkate, kad tai būtų, kad jis taip sakytų. Jūs turite sakyti tik apie save ir nekaltinti vyro, nevadinti jo visokiais žodžiais, nekritikuoti, o kalbėti tik apie save. Pavyzdžiui, man nepatinka, aš dėl to, kad tu taip darai, kad tu taip sakai, kad tu taip elgiesi, aš jaučiuosi blogai. Man nebėra nuotaikos dėl to, kad tu taip ir taip padarei. Ir aišku, aš dabar jau jokio seksą, jau kaip ir, viskas, tu man sugadinai nuotaiką, nebenorėsiu aš su tavim miegoti. Sorry. Man jau galva skauda nuo tavęs, aš kenčiu, man bloga. Jūs turite signalizuoti jam, kad nuo to, žinote, kaip nenoriu aš lyginti visokių techninių, kaip sakant, mašinos eksploatavimo, bet jūs irgi ne robotas esate ir jeigu jūs eksploatuot neteisingai, jūs irgi turite teisę sugesti.
Tai vat vyras jis labiau supras, kad jeigu jisai netinkamai su jumis elgėsi, jūs sugedote, jums kažkas atsitiko, nes jeigu jums nieko neatsitinka, jis galvoja viskas gerai. Tai vat jeigu jisai kažką padarė jums, tai kas jums nepriimtina, jūs turite arba nuotaika jiems turi sugesti būtinai, jūs turite pasakyti, nu va, tu man nuotaiką sugadinai, nu va, man dabar galvas skauda. Nu va, valgyti aš nebedarysiu, man nėra nuotaikos, viskas man aplamai, aš einu kur nors ten į vaistinę, vaistų pirkti ir išeikit kur nors pasivaikščioti, gryną orą, žodžiu, sugeskite. Nereikia vaidinti didvyrės. Jūs gendate, vyras mato, kad darosi kažkas negerai, jis tada bandys pasitaisyti. Niekas nenori turėti šalia savęs visą laiką nelaimingą moterį. Vyrai nenori turėti nelaimingų moterų. Ir jeigu jūs sakote, brangusis, nuo to, kad tu darai, aš jaučiuosi nelaiminga, jis tada labiau supras. Negu jūs sakysite, tu, toks, anoks, jį pradėsite kritikuoti, jam nuo to tik tai atsiranda agresija ir noras prieštarauti arba gintis nuo jūsų. Bet jis taip ir nesupras, ką jis darė neteisingai. Žodžiu, tai, ką mes jau išsiaiškinom, kalbėti tiesiai šviesiai. Antras, jūs turite sakyti, ką jūs jaučiate, kad jums bloga nuo to, ką jis padarė. Jūs blogai jaučiatės, jūs nustojate jį mylėti, jis jums nebepatinka toks, kaip buvo pirmai. Aš pradedu tavimi nusivilti, jūs galite tai pasakyti. Man atrodo, aš tavęs nebemyliu po to, ką tu padarei. Tiesiog jūsų santykiai, jie iš tikrųjų genda, jūsų nuomonė prastėja, jūsų nuomonė gadinasi nuo to, kas vyksta. Jūs taip tiesiai šviesiai galite pasakyti, nu dabar tu susigadinai visą nuomonę apie save. Dabar aš apie tave, į tave jau kitaip žiūriu, dabar aš jau nebežinau, ar čia tas žmogus, su kuriuo aš susipažinau, apie kurį aš svajojau ir kurį aš mylėjau, kas tu toks, dabar aš jau nebežinau. Tiesiai šviesiai, ką jūs jaučiate, taip ir sakykite. Ir dabar visai blogai, kai jūs ir tiesiai šviesiai sakote, o jis tiesiog naglai nepaiso, nekreipia dėmesio ir tęsia vis tiek savo tos veiksmus, savo tą netinkamą elgesį. Tai reiškia tai, kad jeigu jūs esate vyras ir žmona arba turite santykius tokius, kad jūs jau pora, jeigu jūs vis tiek vienas kitam atliekate kažkokias pareigas kaip vyras ir žmona, sakykime, ne? Jeigu jūs gyvenate jau kartu ir vyras taip elgiasi, tai reiškia jisai kaip vyras neatlieka savo pareigų. Vyro pareiga mylėti ir girdėti, ką jam sako moteris. Jeigu jisai atsisako girdėti, tai ir jūs lygiai taip pat galite neatlikti savo pareigų. Pareiga tai yra gerbti vienas kitą. Pareiga girdėti vienas kitą, suprasti vienas kitą. Jeigu jisai tos pareigos neatlieka, jūs irgi neprivalote atlikti savo pareigos. O jūs atliekate kokias pareigas namie? Jūs darote valgyti vyrui, taip? Jūs su juo miegate, jūs ten plaunate, skalbėte, tvarkotės, jūsų moteriškos pareigos tokias. Tai jūs pilna teisė galite nustoti jas daryti. Kaip tai atrodytų? Pavyzdžiui, jisai pareina iš darbo, sako, pašildai man vakarienę. O jūs sakote, kaip dažniausiai jisai atsako? Nu, pažiūrėsim, bus matyti. Arba, nu, nežinau. Nu, žodžiu, nepašildykit, nepadarykit jam vakarienės. Nepadarykite jam pusryčių, nemiegokite su juo, nustokite atlikti savo tas pareigas, kur jūs atliekate kasdien kaip robotas, kaip tarnaitė. Jūs nesate kažkokioj vergyjoje, jūs neprivalote to daryti. Nes žiūrėkite, kaip mes vis dėlto vyrai ir moteris esame priešingybės. Kaip tai atrodo iš moters pusės? Jinai galvoja taip.
aha, manęs vyras nepakankamai ten myli, nustoja gerbti, nustoja kažką tenai. Galbūt man kažkas ne taip, galbūt aš prasta žmona, reikia man pasitaisyti. Ir moteris pradeda stengtis daryti viską dar geriau. Ten stengiasi dar skaniau pradėti valgyti daryti, dar kažką ten gražiau atrodyti, jis stengiasi. Ir jinai galvoja taip, aš dėl tavęs dar labiau stengiuosi, kas tau negerai, ko tau dar reikia, tu turi tokią auksinę žmoną, jinai viską daro dėl tavęs, ko tau reikia dar, kodėl vis tiek tu nepatenkintas, kodėl tu taip elgiesi. Iš mūsų pusės, iš moterų pusės, tai atrodo, kad mes jau viską padarėm, kas įmanoma, o jisai vis tiek mūsų nevertina, o jisai nedėkingas kažkoks tai padaras. Kodėl jis taip daro? Kodėl? Jisai nevertina mūsų, taip? Iš mūsų pusės taip atrodo, kad mes laukiame, kad vyras jame prabils kažkokia sąžinė. Išduosiu jums tokią paslaptį. Vyrai sąžinės neturi. Jie negalvoja taip, kad jeigu man kažką padarė, moteris man kiekvieną dieną taisa valgyti, aš jai už tai turiu būti dėkingas. Jie taip negalvoja. Dėl to aš ir sakau, nustokite jiems tarnauti, jeigu jie jūsų negerbia. Tai vat iš mūsų pusės taip atrodo, kad aš turiu stengtis tam, kad jis pradėtų mane mylėti. Kaip visą tai atrodo vyro akimis? Vyrai mato taip, jis galvoja, aš elgiuosi kaip paskutinis brūdas, niekšas, aš jas negerbiu, aš ją žeminu. O jinai dėl to darosi tik geresnė. Aš dar baisiau viską ten darau, dar blogiau elgiuosi. O jinai dar daugiau stengiasi dėl manęs. Tai jie mato, kad čia kažkokia yra ryšis. Kuo aš blogesnis, tuo jinai man geresnė. Suprantate, čia yra kažkoks tai algoritmas, kad kuo aš elgiuosi blogiau, tuo jinai pradeda labiau stengtis dėl manęs. Reiškia, man reikia būti dar blogesniam. Suprantat? Vyrai mato taip. Nes čia nėra logikos tame, kaip moteris elgiasi. Pagal vyro logiką, kaip jis bebūtų, koks jis kiaulė bebūtų, jinai vis tiek atliks savo pareigas. O jeigu jis bus visai blogas, jinai dar labiau pradės stengtis. Tai vat, moteris, jūs turėtumėt neatlikti savo pareigų, kai vyras neatlieka savo. Mes dabar kalbam ne apie seksą, kad vyras neatlieka. Vyras galbūt kaip tik atlieka. Ir jūs su juo miegate po to, kai jisai jūs įžeidė. Po to, kai jisai su jumis elgėsi netinkamai. Tai vat, nustokite gyventi vergyjoj, atlikti savo tas žmonos pareigas, kai jisai su jumis elgėsi netinkamai. Tai yra labai paprasta, tiesiog jam apie tai pasakyti. Tu su manim pasielgi taip ir taip, aš dabar jaučiuosi blogai, dėl to šiandien vakarienės nebus. Seksui taip pat. Ir rytoj nebus, jeigu tu lygiai taip pat. Jeigu tu visą tai pakartosi rytoj, ir rytoj nebus, ir niekados nebus. Nenori, viso gero. Suprantat, nereikia bijoti, kad jūs kažką prarasite, tokį auksą, kuris jūsų negerbė. Tokį auksą prarasite. Ką jūs bijote prarasti?